È l'onorevole Morkūnaitė. Prego. Pirmininkė, tiesiog norėčiau pasinaudoti progą ir atkreipti dėmesį į kitas atliekų tvarkymo problemas Europos Sąjungoje. Šios problemos pasireiškia visų pirma aplaidžių valstybės ir vietos valdžios institucijų požiūrį į atliekų tvarkymo prioritetus. Štai pavyzdžiui, viename Lietuvos miestų verslininkai siekiantis pastatyti atliekų deginimo gamyklą visuomenę klaidina atliekų deginimą statydami į vieną gretą ar net iškeldami prieš kitus atliekų tvarkymo būdus – vengimą, rūšiavimą. Deja, vietos valdžios institucijos ir valdininkai atsakingi už atliekų tvarkymą į tokį klaidinimą nekreipia daug dėmesio. Todėl raginu komisiją, sprendžiant atliekų tvarkymo problemas Europos Sąjungoje, atkreipti dėmesį ir į tokius pažeidimus, kuomet nesilaikoma ir raginama nesilaikyti Europos Sąjungos atliekų direktyvoje įtvirtintų atliekų tvarkymo prioritetų. Dėkui. Grazie, la parola all'onorevole Iar. Herr Präsident!